Šiandieną tos viešos įstaigos ir taip toliau jaunosios kartos nėra. Ir čia yra pagrindas, kaip išlikti mums tautai. Jeigu mes nesurasim galimybės, kaip nors sudominti mūsų jaunąją tautą, mes išeisim anapilį ir tautos nelieka. Mano tikslas yra išsaugoti 3 pagrindinės pamatinės vertybės, kuris reikia perduoti jaunai kartai. Tai yra valstybės tautos istorija, bet šitą istoriją turi būti pagal etninius kraštus, nes mes esame mini federacija Lietuva. Yra lietuvininkai, yra žemaičiai, yra jotvingiai, yra sudoviečiai ir aukštaičiai. Antra, kalba ir tarmės. Tai yra mūsų kraujas kalba, kaip žmogus turi kraują. Ir trečia, etnokultūra. Tai yra dvasiniai dalykai ir materialiniai dalykai. Be šito mes nieko nerysim. Šiandieną, kai pasižiūrėjau visus savo, reiškia mūsų, kas šiuo metu buvo, tai buvo genocidas daromas absoliučiai. Ką aš dabar darau? Darau taip, pagal kiekvieną etninį kraštą darau istoriją. Aš turiu didžiausius fondus, pasigirsiu. Aš turėjau savo verslą, aš viską finansavau, aš buvau Nausėdai konkurentas. Aš supirkinėjau visas knygas. Pas mane 15 amžiaus turiu maldaknygus. Ir šiandien aš turiu visą spaudą nuo 1918 metų, absoliučiai. Ir ten buvo kiekvienai sričiai, buvo žurnalai, laikraščiai ir taip toliau. Ir mes esame jau sustarę su kai kuriom savivaldybėm išleisti 2 vadovėlius. Pirmą, to krašto istoriją ir to krašto šviesuolius. O šviesuolius ne šiaip sau, kad donacija ten kietas yra, o kas išleido knygą. Ir būtent per šitą knygą ir turi būti pastoviai veikianti ekspozicija, paroda to krašto